Labą dieną, esu Andrėjus Širnovas, atstovauju Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslų instituto visuomenės sveikatos katedrą. Ten užimu jaunesniojo asistento pareigas ir šiandieną norėčiau Jums paskaityti pranešimą apie judėjimo atramos sistemos pokyčius senstant, bei būtent apie fizinio aktyvumo naudą senyvame amžiuje. Kaulinė masė didėja iki 25-30 gyvenimo metų. Vėliau kaulų formavimusi ir rezorbcijos procesų pusiausvyra stabilizuojasi, tačiau palengva pradeda vyrauti būtent rezorbcija. Osteoblastai nebekompensuoja osteocitų sukeltos nekrozės, pradeda mažėti kaulinio audinio masė. Kaulų mineralų tankis nuo 30 metų ir toliau mažėja apie 0,2–1,2% per metus, tačiau moterims po menopauziniu laikotarpiu jis ypač suaktyvėja. Iki 1–5% kaulinės masės netekimo prarandama per metus ir vystosi osteoporozė bei kaulų struktūriniai pokyčiai, kurioje ateityje įvykus sugriuvimui gali sąlygoti ir lūžius. Vyresnio amžiaus žmogui mažėja ir raumenų masė, dėl to silpnėja jėga, atsirandant neurologinės sistemos pokyčiai. Kliniškai judėjimo ir atramos aparatų senėjimas pasireiškia būkų skausmų stubure bei sąnariuose, nuovargiu vaikštant, pakinta laikysena, eisena ir judesiai. Kadangi senstant vyrauja distrofiniai procesai, o ne hiperplastiniai, žmogus neserga daugeliu lėtinių ligų, sąnarių funkcija išlieka ir toliau pakankama atliekant kasdienės veiklas. Pusė vyresnio amžiaus žmonių nurodo sergantis artritu. Vienas jų ryškiausias arba dažniausiai pasireiškiantis yra reumatoidinis artritas ir šita liga pasireiškia apie 78% asmenų. Kasgi yra tas reumatoidinis artritas? Tai yra autoimuninis erozinis poliartritas, kuriam būdingas sąnarių sinovijų dangalų uždegimas, dėl to silpnėja ir pradeda irti kremzlinis audinys, jis yra pažeidžiamas, sąnario kapsulė yra pažeidžiama, judesys atliekamas per tos sąnarius sukelia didžiulį skausmą, sąnariai parausta, patinsta. Ekstraartikuliariniai pažeidimai apima ir kvėpavimo organų, širdies, nervų, retikuloendotelinės sistemas. Moterys serga šia liga 3 kartus dažniau negu vyrai, bet vyresniame amžiuje tokių ryškių skirtumų jau nepasitaiko, jie išsilygina. Dažniausiai liga manifestuoja apie 35–50 gyvenimo metus, tačiau apie 10–30% visų pacientų liga pasireiškia sulaukus 60 metų. Šitam vaizde matote pro rentgeno nuotrauką, kurioje matomi sąnarių pažeidimai, būtent asmens sergančio reumatoidiniu artritu, kaip matote, yra pažeisti smulkieji plaštakų sąnariai, matote, kokio traumatizmo yra eiga ir įsivaizduokit, kokį skausmą asmenys sukelia judesiai per šituos sąnarius. Eiga dažniausiai būna lėta šitos ligos, pirmieji simptomai arba sisteminiai, arba juntami tik tai sąnariuose. Vyresniems nei 60 metų žmonėms gali būti dažniausiai ir yra gerybinė eiga. Skausmas ir sąnarių sustengimas dažniausiai pasireiškia po miego, ryte ir trunka ne mažiau nei 1 valandą pirmoje dienos pusėje. Sisteminiai simptomai, kuriuos junta asmuo, yra silpnumas, nuovargis, apetito stoka, svorio mažėjimas, raumenų skausmai, retais atvejais ir depresija. Sąnarių pažeidimai yra dažniausiai dauginiai, simetriniai, tai reiškia pažeidžiamos vienodai abidvi galūnės. Pradžioje pažeidžiami smulkieji sąnariai, tačiau vyresnio amžiaus žmonėms būdingas ir stambiųjų sąnarių pažeidimas. Tai yra peties, klubo, trečiojos kaklinės stuburo dalies, žandikaulių, gerklų prikimimas. Pėdžioto liga yra uždegiminė kaulų liga, kuria susirgus būtent daugėja osteoklastų ir osteoblastų, kaulų formavimusi bei rezorbcijos proceso sutrikimas, kuris vyksta ne visuomet tuo pačiu metu. Tikslių priežasčių, kodėl tai įvyksta, dar nėra žinoma, tačiau net metama virusinė teorija. Padidėjus osteoklastų gamybai, veiklai, sukeliama padidėjusi kaulų rezorbcija. Ši nenormali rekonstrukcija suformuoja ir deformuoja bei pradeda didinti kaulų
pačią tūrį masę. Nenormaliuose kauluose padaugėja ir kraujagyslių, ligos paveikti kaulai yra silpni ir labai linkę lūžti. Matote, iš šitos pateiktos nuotraukos kaulo, kaip atrodo kaulas to paties paciento 64 metais ir kaip pasekoje, kas kažkiek metų daryti rentgeno spinduliai, matome, kaip jis didėja, stambėja, bet iš esmės jo struktūra vis tiek išlieka trapi ir su polinkiu lūžti. Osteoporozė dar viena sisteminė griaučių liga, kuriai būdinga maža kaulų masė ir kaulinio audinio mikrostruktūriniai pokyčiai. Dėl to padidėja kaulų trapumas ir polinkis lūžti. Vyresniems negu 70 metų osteoporozė diagnozuojama 25% moterų ir 20% vyrų. Taip, kartais yra klaidingai manoma, kad osteoporozė yra tik tai moterų liga, bet ši liga iš esmės serga ir vyrai. Beveik pusėj vyresnių nei 80 metų randama ir stuburo kompresinių lūžių, o 30 patiria ir šlaunikaulio lūžius. Kalbant apie kompresinius stuburo slankstelių lūžius, irgi galima matyti, kad jie dažniausiai būna nejuntami. Asmuo tiesiog nuvykęs pas gydytoją, pasidaręs rentgeno nuotrauką iš ten ir pamato, kad dažniausiai yra įvykęs lūžis. Susijusi su amžiumi osteoporozė būdinga abiem lytim, tačiau greičiau ir kaulų mineralų tankis mažėja būtent moterų. Kairėje pusėje matote normalaus kaulo pjūvį, kuriame matoma akyta, gražiai išdėstyta struktūra, o dešinėje pusėje yra pateikta būtent osteoporozės pažeista kaulą, kur matote, kad yra vėlgi didesnės akys vadinamosios, jis labiau akys yra, susidaro nelabai tvirtas iš esmės jungtis ir tas toks išdėstymas sąlygoja didesnį kaulų trapumą ir polinkį lūžti. Apie slankstelius, kaip įvykstančias deformacijas ir jų lygius, vėlgi kairėje pusėje galite matyti normalią slankstelių struktūrą. Kairėje pusėje yra 1, 2 ir 3 laipsnio lūžiai, kaip jie atrodo. Ir priklausomai nuo pažeidimo vietos vyksta tam tikros slankstelių deformacijos. Tai kaip matote, čia yra pleišto formos deformacija, kur sąnarys yra pažeidžiamas per šitą vietą. 2 laipsnio pažeidimas yra ženkliai ryškesnis ir 3 laipsnio irgi matote dar labiau ryškesnis. Būna ir abipusė deformacija, kur yra ir iš vienos ir iš kitos pusės, pagal tos deformacijos lygį irgi skirstama pagal 1, 2 arba 3 laipsnio lūžius. Ir slankstelio kompresija, kaip matote, vėlgi 1 laipsnio, 2 laipsnio ir 3 su lūžio tikimybė. Vėlgi, yra veiksniai, kuriuos mes galime koreguoti, modifikuoti, kuriuos galima keisti. Tai apie modifikuojamus veiksnius vienas jų yra rūkymas, asmuo, siekdamas geresnės savo gyvenimo kokybės ir geresnės ligos prognozės, gali mesti rūkyti, didinti savo fizinį aktyvumą, koreguoti mitybą, vėlgi racioną įtraukti daugiau kalcio turinčių produktų maiste, vartoti mažiau arba visai nevartoti alkoholio, kavos ir baltymų. Taip pat yra galimybė koreguoti estrogeno trūkumą. Tai vyksta dažniausiai ankstyvosios menopauzės metu, po kiaušidžių pašalinimo, menorėjos, sukelstos vaistų, anoreksijos ir fizinio krūvio. Ir yra nemodifikuojami veiksniai, kurių mes nelabai galime keisti, jūs tiesiog reikia žinoti, tai yra lytis, po to yra rasės, smulkus kūno sudėjimas, anamnezėje buvęs reumatoidinis artritas ar kitos kepenų ligos, šviesus gimis, teigiama šeimyninė anamnezė, kurioje, iš esmės, jau ir šeimoje yra pasitaikę šitos ligos kaulinės masės netekimas. Anksčiau buvo osteoporoziniai kaulų lūžiai, ankstyva menopauzė. Kaulų mineralų tankių tyrimai atliekami dvisrautės radioabsorpciometrijos metodu, vadinama DEX aparatu. Ir tai yra vienas patikimiausių ir tinkamiausių metodų šitai ligai diagnozuoti. Kompiuteriu valdomų rentgeno spindulių pluošteliu skanuojami kaulai, nustatomas kaulų mineralų tankis gramais kvadratiniame centimetre. Tyrimo trukmė yra labai trumpa, jis atliekamas greitai, per 2-4 minutės. Tyrimo jonizuojančios spinduliuotės dozė taipogi yra maža.
Tyrimo specifiškumas nuo 5-8 procentų, tikslo paklaida yra 1,2 procentai. Čia matote pavyzdį, kaip atliekamas tyrimas, žmogus tiesiog guli, kojos yra pakeltos, uždedamas ant tokio kubo formos dėklo, vėlgi yra spindulys, kuris pagal kurį gali išsilyginti ir tiksliai atlikti tą dalyką ir vyksta iš esmės skenavimas. Pagal tai mes gauname tą lygmenį vadinamai, pagal kurį ir galima diagnozuoti, nustatyti, ar tai yra osteopenija, ar tai yra osteoporozė, ar tai yra jau grėsminga, sunki osteoporozinė liga. Tikriausiai negalime nepaminėti ir griuvimų, apie kuriuos kalbėjome praeitame pranešime, kad yra vienas pagrindinių sanstančios visuomenės sveikatos socialinių problemų. Kasmet pasaulyje vyksta apie 424 tūkstančius griuvimų, kurie baigėsi mirtimi, ir 373 milijonai kasmet vykusių griuvimų pareikalauja sveikatos priežiūros specialistų pagalbos. Griuvimai yra antra pagrindinė mirtingumo priežastis dėl atsitiktinai patirtų netyčinių traumų ir 5 pagal dažnį 75 metų ir vyresnio amžiaus žmonių mirties priežastis visame pasaulyje. Tai kaip matote, sujungus griuvimus, vėlgi, jeigu žmogus turi osteoporozę, tai gali įvykti lūžis ir to pasekoje įvyksta trauma, kuri neretai būna mirtina šitoje amžiaus grupėje. Kasmet griuvimą patiria nuo 30-60 procentų suaugusių žmonių, maždaug pusė jų daugiau negu vieną kartą, tai reiškia, kad griuvimai atsikartoja, moteris yra labiau pažeidžiamas negu vyrai, nes jų raumenys yra silpnesni, jos dažniau serga osteoporozė. Tas yra tiesa, rizika joms lūžti yra ženkliai didesnė. Fizinis aktyvumas yra kaip kaulų lūžių prevencijos priemonė, o tam tikro fizinio aktyvumo programos gali netgi sukelti griuvimų grėsmę. Dabar mes pereisime į fizinį aktyvumą, bet prieš tai, kalbant apie fizinį aktyvumą, mes turime aptarti ir pagrindinės sąvokos. Fizinis aktyvumas yra griaučių raumenų sukelti judesiai, kuriuos atliekant energijos suvartojimas yra didesnis negu ramybės būsena. Kai mes kalbame apie fizinius pratimus, tai mankšta, treniruotė, tai yra jau sąmoningi, valingi žmogaus judesiai arba veiksniai skirti fiziniam lavinimui arba gydymui, tarkim, reabilitacijos proceso metu. Ir tai yra svarbiausia fizinio tobulėjimo priemonė. Fiziniai pratimai apima dažniausiai natūralius mūsų kasdienius judesius ir specialius judesius, bei jų kompleksus skirtus fiziniam žmogaus lavinimui ar gydymui reabilitacijos procese. Fizinis pajėgumas tai yra žmogaus gebėjimas kuo veiksmingiau dirbti tam tikrą fizinį darbą. Tai fizinį pajėgumą dažniausiai lavina, didina sportininkai, treniruodami tam tikras raumenų grupės, kurios leistų jiems kuo greičiau atlikti vieną ar kitą veiksmą. Fizinio aktyvumo nauda ir poveikis. Fizinis aktyvumas didina ištvermę, jėgą, pusiausvyrą ir judrumą. Tai padeda ilgiau išsaugoti funkcinį savarankiškumą. Tokiu būdu vyresnio amžiaus žmonės netampa našta, jį turintiems prižiūrėti artimiesiems arba valstybei, jais patenka į globos ir slaugos įstaigą. Tai matote, investavimas į šitą prevencijos priemonę arba išlaikymas fizinio aktyvumo pakankamų ir atitinkamų toje amžiaus grupiai padeda ir toliau žmogui būti visuomenės dalimi ir užtikrinti to asmens geresnę gyvenimo kokybę. Fizinė veikla susijusi su svoriu kilnojimu, mankšta, didina ir kaulų mineralų tankį ir gali padėti užkirsti kelią osteoporozei. Fiziškai aktyvūs žmonės, žinoma, kad geriau jaučiasi, nes fizinis aktyvumas mažina kraujospūdį, tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, insultų bei depresija. Senyvo amžiaus asmenys norėtų būti judresni ir aktyvesni, tačiau kenčia dėl įvairių fizinį aktyvumą ribojančių sveikatos sutrikimų. Ir neretai iš esmės yra galvojama, kad senas žmogus negali būti fiziškai aktyvus, negali mankštintis, negali daryti kažkokį paprastų pratimų. Bet iš esmės vienas paprasčiausių būdų tai yra vaikščiojimas, judėjimas, tiesiog nueinamas atstumas, bet tai turėtų būti sąmoningas veiksmas. Tai neturėtų būti, kai žmogus eina į parduotuvę su maišais ir tempia juos namo atgal pas save. Fizinis aktyvumas, kaip prieš tai matėte sąvoką, norėdami jį didinti, mes turim sąmoningai mąstyti, ką mes darome, sąmoningai suplanuoti tą veiksmą ir skirti laiką fizinio aktyvumo didinti.
Asmenims turintiems judėjimo sutrikimų ar neįgaliems žmonėms reabilitacijos paslaugos vėlgi turi būti teikiamos netoli nuo jų gyvenamosios vietos, vadinamųjų žaliųjų zonų. Šių paslaugų prieinamumas ir galimybė būti lauke laikomi svarbiais geros sveikatos ir savijautos veiksniais. Tam tikrų mankštos įrengtų zonų turime ir mes. Kiekvienas miestas turi tikriausiai įsirengęs tam tikro mankštinimosi prietaisus, priemonės galima rasti prie parkų, kurio irgi gali naudotis tiek senyvo žmogaus, tiek jaunimas ar panašiai, su pateiktomis instrukcijomis, kaip vieną ar kitą veiksmą atlikti. Mažiausiai aktyvūs yra vyresni nei 80 metų žmonės, sergantis, vartojantis vaistus, taip pat mažiau išsilavinę ir mažesnės pajamas gaunantis asmenys. Todėl būtina skatinti būtent vyresnių amžiaus žmonių įsitraukimą. Ir fizinio aktyvumo imtis, užsiimti nėra niekada per vėlu. Jeigu kilo toks noras, vėlgi visuomenės sveikatos biurai turi įvairių programų, kur gali įsitraukti senyvo amžiaus žmogus ir tuo pačiu pagerinti savo sveikatą. Ar tai mankštų pavidalo, ar šiaurietiškų ėjimų užsiėmimais. Jeigu kalbėtume apie statistiką, tai Europoje 70 metų ir vyresnio amžiaus žmonių grupėse reguliariai sportuoja ir atlieka fizinius pratimus tik tai apie 8% vyrų ir 7% moterų. O visiškai nesportuoja ir neatlieka fizinių pratimų apie 61% vyrų ir 70%. Kaip matote, procentai yra be galo dideli ir šita sritis vėlgi, į šitą sritį reikėtų kreipti labai didelį dėmesį ir inicijuoti procesus, kad tai būtų pakeista. Pagrindinės priežastis, kai klausdavo tų asmenų paskatinusius respondentus užsiimti sportu, daryti fizinius pratimus, tai yra noras pagerinti savo sveikatos būklę. Žmogus dažniausiai ir imasi kažkokių pokyčių, kai su juo kažkas nutinka. Dėl šios tyrimo duomenys, iš esmės, noras pagerinti sveikatos būklę yra savaime suprantamas. Dažnai tai daroma kaip sutrinka viena ar kita funkcija. Žmogus negali ar tai apsirengti megztinį, užsisegti sagų, ar pakelti tam tikro daikto, ar nueiti tam tikrą atstumą. Kai jis mato, kad praranda tam tikrą kontrolę, tampa apribotas tam tikroj savo kasdienės veiklos atlikime, tai atsiranda ir tas noras gerintis savo būklę, sveikatą ir tą dalyką kompensuoti. 35% sakė, kad nori padidinti savo fizinį pajėgumą, o 32% nurodė, kad tai yra tiesiog būdas jiems atsipalaiduoti arba laikas skirtas jiems savo. Fizinis aktyvumas tai yra reguliarus fizinis krūvis, kuris tiesiog siejamas su saugesniu, sveikesniu ir ilgesniu žinomu gyvenimu. Gausu mokslinių tyrimų duomenų, kurie rodo, kad visame pasaulyje dauguma suaugusių jaunimo yra nepakankamai fiziškai aktyvūs tiek ekonomiškai išsivysčiuose šalyse, tiek ir besivystančiuose šalyse. Fizinio aktyvumo lygis ir toliau mažėja visose amžiaus grupėse. Tai vėlgi čia kaip ir mitas, kad iš esmės, jeigu šalis yra turtinga, šalis investuoja į tam tikrą priemonę į šitas sritis, kad fizinis aktyvumas toje šalyje irgi turėtų didėti. Bet iš esmės, vėlgi, tai priklauso nuo žmonių elgsenos, nuo žmonių edukacijos, nuo mažų dienų, kad tiek vaikams nuo darželio, mokyklos laikų ir tuomet, kai jie suauga ir pasensta, iš esmės būna įskiepyta, kad fizinis aktyvumas ir jo lavinimas turi būti mūsų kasdienė gyvenimo dalis, kaip mes kiekvieną dieną pusryčiaujam, valgome ir panašiai. Jeigu kalbėtume fizinio aktyvumo rekomendacijas, tai per savaitę bent 150 minučių reikia skirti vidutinio intensyvumo aerobiniai fiziniai veiklai ir apie 75 minutės didelio intensyvumo aerobiniai fiziniai veiklai. Arba panaudoti šių veiklų derinius. Pavyzdžius, kas yra vidutinio intensyvumo aerobinė veikla, pateiksiu toliau. Fizinio aktyvumo rekomendacijos, labai svarbu, kad kokia tai veikla bebūtų, ji negali būti trumpesnė negu 10 minučių, nes kitu atveju negaunamas teigiamas poveikis organizmų sistemai. 10 minučių tai yra minimumas, kiek turėtų trukti fizinio aktyvumo veikla, nes tik tai per tą laiką aktyvuojamos visos sistemos, organizmas įsijungia, pasikuria ir
pradedami darytis tam tikri geri dalykai. Teigiamas poveikis sveikatai gaunamas, kai vidutinio intensyvumo aerobinio fizinio aktyvumo trukmę mes didinam iki 300 minučių per savaitę ir didelio intensyvumo aerobinio fizinio trukmę iki 150 minučių per savaitę. Ir vėlgi yra siūloma naudoti šitų veiklų derinius. Senyvo amžiaus asmenims su judėjimo aparato problemos, pusiausvyros problemos yra siūloma 3 ar daugiau kartų per savaitę atlikti pratimus, lavinančius būtent jų pusiausvyrą ir koordinaciją, kad būtų užkertamas kelias griuvimams ir jų sukeltiems padariniams, šiuo atveju kaulų lūžiams. Siūloma nerečiau kaip 2 kartus per savaitę stiprinti pagrindinių stambiųjų galūnių raumenų jėgą. Apibendrinant, kad vizualiai mes įsivaizduotume šitą procesą, pateiksiu schematiškai. Dar kartelį pakartosiu, kad vidutinio intensyvumo ir labai didelio intensyvumo darbas arba fizinė veikla per savaitę yra minimumas, vadinama palaikomoji, kuri turėtų būti pas kiekvieną žmogų, kuris yra sulaukęs senyvo amžiaus. Siekiamybė visą laiką yra tą skaičių didinti iki 300 minučių vidutinio intensyvumo aerobinės darbo veiklos per savaitę ir iki 150 didelio intensyvumo veiklos. Tuomet mes gauname tam tikros teigiamo poveikio sveikatai. Aš suprantu, kad asmuo ne visada gali iš karto šokti į šitą tikslą, tai reiškia užsiimti vidutinio intensyvumo fizinę veiklą ar didelio intensyvumo fizinę veiklą, visą laiką yra įvertinti jo individualias savybės, bet iš esmės jis turi matyti tą dalyką kaip siekinį. Jeigu tai paversti pavyzdžiais, kasgi yra tas 300 vidutinio intensyvumo darbo per savaitę, tai iš esmės yra kiek greitesnis ėjimas negu yra įprastai. Tai jeigu 300 minučių tai išdėstyt per savaitę, tai gaunas, jeigu pirmadienį, penktadienį po valandą žmogus pavaikščiotų ar savaitgalį kiek ilgiau ar panašiai, tai fizinio aktyvumo palaikymas vėlgi būtų užtikrinamas. Tai atrodo nedaug, bet tas vėlgi, kaip ir minėjau, ėjimas, fizinis aktyvumas turi būti sąmoningas. Tai neturi būti tas ėjimas, kai žmogus su maišais, ryšuliais arba kažkokiu tikslu papildomu eina. Tai turi būti sąmoningas supratimas, kad aš dabar užsiimu fiziškai aktyvi veikla ir aš noriu 1 valandą pavaikščioti. Ir vėlgi, asmenims, kurių yra blogas mobilumas, turinčio griuvimo didesnę riziką ar panašiai, yra labai svarbus pratimai, įtraukiant stambiąsias raumenų grupes, pusiausvyros ar koordinacijos pratimai. Kaipgi mums sekti tą anaerobinio darbo intensyvumo zoną? Tai yra išmanieji laikrodžiai, kurių dalis senjorų irgi naudoja ir gali naudoti, matuoti arba tiesiog pridėti ranką prie riešo ir suskaičiuoti savo pulsą. Bet iš esmės toliau papasakosiu ir kitų paprastesnių būdų, kaip tą dalyką galima būtų užtikrinti. Vidutinio intensyvumo fizinis krūvis, apie kurį aš kalbėjau, kiekvienam asmeniui individualiai priklausomai nuo fizinės būklės padidina širdies susitraukimo dažnį, prakaitavimą, suaktyvina kraujotaką, priverčia aktyviau dirbti kvėpavimo sistemą, pagerina medžiagų bei energijos apykaitą. Dar vienas pavyzdys, kaip atskirti, ar tai yra vidutinio intensyvumo fizinė veikla, tai iš esmės jeigu eitų 2 žmonės tokiu tempu vidutinio intensyvumo, tai jie, susikalbėti jiems, bendrauti būtų dalinai sunku. Strigtų kažkiek kvėpavimas, vis tiek prakaituotų, kiltų pulsas ar panašiai. Tai jeigu 2 žmonės ramiai eina pasivaikščioti ir geba susikalbėti ir nejausti tam tikro diskomforto, tai žingsnį reikėtų pagreitinti, kad iššokti į tą vidutinio intensyvumo fizinę krūvą. Jeigu kalbėti apie vidutinio intensyvumo naudą sveikatai, tai iš šitos schemos galima matyti, kad didėja pasitikėjimas savimi, regeneracija ir stimuliacija, pajėgumas pačio asmens. Apie pasitikėjimą savimi tai yra labai svarbu griuvimų baimės atveju, kai, tarkim, vyksta griuvimas, žmogus vėl pakartotinai bijo, vengia tam tikros veiklos. Tai jeigu žmogus
reguliariai sportuoja, užsiima fiziškai aktyvia veikla ir pats pastebi, mato, kad jis gali nueiti toliau, gali kažką pakelti daugiau, gali eiti ir užlipti laiptais ir neuždusti, tai vėlgi tai susiję su jo didesniu pasitikėjimu savimi, mažėja fobijos ir vėlgi stabilizuojasi tam tikra psichika ir panašiai. Nesinori atsiskirti nuo visų, mažėja depresijos epizodų, dalykai ir panašiai. Kitas fizinio aktyvumo rekomendacijos, kurį mes girdime ir žiniasklaidoje, ir mokslininkų bendruomenė, tai yra žingsnių skaičiavimas. Tai vidutinis, jeigu mes laikome aktyvių, reikia nueiti apie 10 000 žingsnių, bet kaip ir minėjau, tai yra minimumas, kurį reikia atlikti per dieną. Siekiamybė yra vis tiek nuo 12 iki 15 000 žingsnių per dieną, kuriuos nueiti yra iš tikrųjų tikrai įmanoma. Tai 10 000 laikykime, kad yra minimumas, bet siekiamybė nuo 12 iki 15 žingsnių nueiti per dieną. Kaip tą padaryti? Vėlgi, jeigu gyvenat mieste, galima vėlgi suplanuoti tas 60 minučių vidutinio intensyvumo pasivaikščiojimo. Jeigu važiuojate viešai transportu, galbūt išlikti keletą stotelių anksčiau ir paeiti iki namų. Yra įvairių būdų, kaip tuos žingsnius per dieną surinkti. Kalbant apie veiklas, vėlgi kiekviena mūsų veikla, atliekama kasdienė veikla, irgi turi tam tikrą intensyvumą, kuriuos mes galim paversti metus, vadinamus metabolinius vienetus. Kaip matote, netgi miegas, kai atrodytų, kad likti nieko neveikiam, bet iš esmės mūsų organizmas veikia, mes kvėpuojam, širdis plaka ir panašiai, vis tiek yra sunaudojama tam tikra energijos dalis. Prie vidutinio intensyvumo veiklų irgi priskiriami tam tikros namų ruošos veiklos, tam tikros laisvalaikio veiklos, kaip žaidimas golfu, badmintono, lauko tenisas, greitas ėjimas, greičiau negu 6 km, vejos šienavimas ar panašiai. Tai vėlgi reikia nepamiršti, kad tose mūsų irgi kasdienėse veiklose būna ir ganėtinai didelio intensyvumo užsiėmimų, tik neretais atvejais jie gali trukti trumpiau negu 10 minučių. Fizinis aktyvumas. Moksliniai tyrimai ir toliau rodo teigiamą kasdienio fizinio aktyvumo poveikį mokymosi rezultatams, atminties procesų gerinimui, įsiminimui ir dėmesio sukaupimui, gebėjimo spręsti psichologinės problemas, dėl to gerėja požiūris į drausmingą elgesį, kūrybiškumą, didėja atsparumas stresui. Straipsnis, tikriausiai pakeitęs arba įnešęs dar daugiau žinių apie fizinio aktyvumo naudą, yra 2015 metais mokslininkų Pederseno ir Saltino parengta publikacija, kurie remdamiesi mokslinę literatūrą atliko tam tikrą analizę ir įvardino, kad neretais atvejais fizinis aktyvumas arba fiziniai pratimai gali būti kaip tam tikras kelias į lėtinių ligų suvaldymą. Tai rasta didžiulė nauda fizinio aktyvumo sprendžiant 26 skirtingų ligų problemas. Yra įrodyta, kad fizinis aktyvumas turi naudą esant šitom ligom, padeda suvaldyti tam tikrus simptomus, tai nuo depresijos iki nerimo, demencijos, Parkinsono ligos, metabolinio sindromo, cukrinio diabeto, hipertenzinio ir kitų dalykų. Vėlgi vėžio atvejais irgi mažina riziką susirgti vėžiu ir turi labai didelio teigiamo pokyčio. Esant galimybei, vėlgi rekomenduoju, kas skaito anglų kalbą, atsisiųsti šį straipsnį ir dar kartelį įsitikinti apie fizinio aktyvumo naudą. Receptas pratimams arba fiziniam aktyvumui buvo populiarus ir tam tikrose šalyse vėlgi išlieka. Kažkada Lietuvoje irgi bandoma rašyti tokius receptus, kai nuėjus pas reabilitacijos specialistą, tiesiog žmogus ne vien tik tai kreipiasi, kai yra tam tikrų problemų, bet iš esmės ir su konsultacija padidinti savo fizinį aktyvumą. Tuomet būdavo išmatuojamas to asmens individualūs rodmenys, savybės ir panašiai, ir jam iš esmės buvo sudaromas tam tikras
planas, parašomas receptas, kaip didinti savo fizinį aktyvumą, ką daryti, į kokias veiklas įsitraukti ir panašiai. Tada žmogus ateidavo po kurio laiko, buvo stebimi jo rodikliai ir panašiai. Tai ne visais atvejais mes problemas, savo ligų problemas turime spręsti medikamentiniu pagalba, bet nepamirškime ir tų, kitų prevencijos priemonių, viena jų yra fizinis aktyvumas. Fizinis aktyvumas ir rizika pastarųjų metų mokslinėje literatūroje yra pakankamai duomenų įrodantis, kad fizinio aktyvumo stoka yra susijęs su didesnė rizika atsirastų antsvoriui, nutukimui, širdies ir kraujagyslių ligomis, antro tipo cukriniui diabetui, hiperlipidemijai, insultui, osteoporozei ir depresijai, bei kuriomis vėžio formomis. Fizinis aktyvumas ir onkologiniai susirgimai Lietuvoje 2012 metais mirtingumas nuo piktybinių navikų sudarė apie 19,5% visų mirties priežasčių. Ir tais pačiais metais Kuzmickienė ir Everat atlikusios epidemiologinių tyrimų apžvalgą nustatė, kad fiziškai aktyviems žmonėms yra kur kas mažesnė rizika sirgti storozės žarnos, endometriumo ir krūties vėžiu. Friedrich ir bendraautoriai paskelbė, kad fizinis aktyvumas nuo 20-25% sumažina riziką sirgti gautinės žarnos vėžiu, krūties vėžiu 25%, endometriumo 20%, plaučių nuo 20-40%, priešinės liaukos rizika sumažėja nuo 10-20%, kiaušidžių taipogi 10-20%. Van Damme ir bendraautorių atlikto 5 metų testinio tyrimo metu buvo nustatyta, kad fizinio aktyvumo formos, tokios kaip vaikščiojimas, važiavimas dviračiu, yra susijusios su mažesnė gliukozės koncentracija kraujyje 69-89 metų vyrų amžiaus grupėje. Folsom ir kolegų atlikto testinio tyrimo duomenimis taip pat nustatyta, kad aktyvios laisvalaikio formomis užsiimančios senyvo amžiaus moteris per 12 metų sumažino riziką sirgti cukriniu diabetu nei tokia paties amžiaus moteris, kurių fizinio aktyvumo buvo mažas. Tai vėlgi įrodo fizinio aktyvumo naudą, tam tikrą prevencinę priemonę esant cukriniam diabetui. Fizinis aktyvumas ir pažintinės funkcijos Geta ir bendraautorių atliktas populiacinis tyrimas nustatė, kad reguliari fizinė veikla, nes 31% sumažina pažinimo funkcijų sutrikimo atsiradimo riziką senyvame amžiuje. Sophie ir kolegų gauti rezultatai yra panašus. 38% sumažėja rizika pažinimo funkcijų sutrikimo atsiradimo, užsiimant fiziškai aktyvia veikla, didinančiomis formomis senyvame amžiuje. Čengas ir bendraautorių atlikto tyrimo metu nustatyta, kad begerėja atmintis, greitėja proceso atlikimo, sprendimų priėmimo laikas, esant fiziškai aktyviam bent 5 valandas per savaitę. Tai kaip matote, fizinio aktyvumo nauda tikrai yra įrodyta. Daugelis mokslinių tyrimų vien tik tai ir kalba apie fizinio aktyvumo naudą. Dėl to fizinio aktyvumo tam tikri elementai turi būti įtraukti į mūsų kasdienę gyvenimo dalį. Mes vaikščioti, judėti, žmogus yra sutvertas ir visiems linkiu išlaikyti pakankamą fizinį aktyvumą ir judėti į priekį. Ačiū už dėmesį.